Kodėl Šveicarija laidoja savo elektrines turbinas? Sveiki! Inžinieriai Detaliada. Ar jau girdėjote, kad Šveicarija laidoja savo elektrines turbinas po kalnais? Skamba keistai, ar ne? Tačiau už to slypi genialus planas, kaip išspręsti vieną didžiausių atsinaujinančios energijos iššūkių. Kaip kaupti energiją mėnesių mėnesiais ir užtikrinti šviesą, šilumą bei technologijas atšiaurią žiemą Alpėse. Taip, Šveicarija, garsėjanti savo ežerais, preciziškais laikrodžiais ir prabangiu šokoladu, vadovauja tyliai revoliucijai. Tiesioginė to žodžio prasme laidoja sprendimus po žeme. Bet ką tai turi bendro su turbinomis ir kaip tai gali pakeisti pasaulinės energetikos ateitį? Bet visų pirma, kodėl reikia sezoninio energijos kaupimo? Įsivaizduokite, kad vasarą Šveicarija pagamina perteklinę saulės ir hidroenergiją. Tuo tarpu žiemą suvartojimas smarkiai išauga dėl šildymo, tačiau gamyba sumažėja. Upės užšąla, o dienos būna trumpos. Čia ir pasitelkiamas sezoninis energijos kaupimas. Vasaros energijos perteklius saugomas ir naudojamas žiemą. Bet kaip? Baterijose? Atsakymas – ne, nes jos tinka energijai saugoti valandomis ar dienomis, bet ne mėnesiais. O koks sprendimas? Naudoti pačios šalies geografiją. Šveicarija siekia tapti neutrali anglies dioksido atžvilgiu iki 2050 metų, tačiau labai priklauso nuo hidroelektrinių ir energijos importo žiemą. Problema tas, kad klimato kaita mažina ledynus, o Europa susiduria su energetikos krizėmis. Sprendimas. Vasarą kaupti vandenį kalnų viršūnėse, o žiemą jį išleisti ir gaminti elektrą. Tačiau įprastų rezervuarų nepakanka. Šveicarija po žeme įrengė didelės galios hidroelektrines turbinas. Pagrindinės sistemos vadinamos hidroakumuliacinė sistema arba pumped storage hydro dalis. Šis metodas yra tarsi pramoninio masto vandens baterija ir veikia dviem etapais. Pirmasis etapas – baterijos įkrovimas. Vasarą, kai saulė stipriai šviečia ir Šveicarijos hidroelektrinės pagamina daugiau energijos nei šalis sunaudoja, perteklinė elektra nėra švaistoma. Vietoj to ji varo milžiniškus elektros variklius, kurie pumpuoja vandenį iš ežerų ar upių žemumose į dirbtinius rezervuarus kalnų viršūnėse. Kai kurie daugiau nei 2 procentai. Tai tarsi pripildyti vonią pastato viršutinėme aukšte, kaupiant gravitacinę potencialią energiją. Po to ateina strateginio išleidimo metas. Žiemą, kai sniegas padengia Alpes ir energijos poreikis smarkiai išauga, sukauptas vanduo yra išleidžiamas. Ji leidžiasi vertikaliais tuneliais, vadinamais slėginiais vamzdžiais, įgauna greitį ir atsitrenkia į turbinos mentes, kurios gali suktis iki 500 apsisukimų per minutę. Turbinos judėjimas suka generatorius, paversdamas vandens kinetinę energiją į elektros energiją. Bet kodėl požeminės turbinos? Štai kur slypi visa gudrybė. Siekiant maksimaliai padidinti efektyvumą ir sumažinti poveikį aplinkai, Šveicarija šias turbinas įrengė urvuose, iškastuose kalnų širdyje. Pavyzdžiui, Nandedrans projektas yra požeminė elektrinė dydžiu prilygstanti Notre Dame katedrai, turinti 6 reversinės turbinas, galinčias pumpuoti vandenį aukštyn arba gaminti energiją leidžiantis žemyn. Kiekviena turbina sveria 450 tonų ir generuoja iki 150 MW. Tai pakanka aprūpinti 400 000 namų didžiausio vartojimo metu. Kol ličio baterijos praranda įkrovą, šveicariškas įrenginys išlaiko 80% efektyvumą net ir po dešimtmečių. Be to, vienas rezervuaras, toks kaip Nandedranse, talpina 20 milijonų kubinių metrų vandens. Tai prilygsta 8000 olimpinių baseinų. Tai užtikrina energiją mėnesiams, o ne valandoms. Šios turbinos taip pat veikia kaip krizės slopintuvai.
Atsiradus vandens trūkumui ar elektros tiekimo sutrikimams, joms prireikia mažiau nei 10 minučių visiškai įsijungti ir stabilizuoti tinklą. Tai inžinerija, kuris sujungia senasias tvarumo praktikas su vandens galia ir pažangiausiomis technologijomis, naudojant dirbtiniu intelektu valdomas automatizuotas valdymo sistemas. Kitaip tariant, tai, kas atrodė kaip turbinų laidojimas, iš tikrųjų yra hidraulinio rato išradimas iš naujo, tik epiniu mastu. Ir tu manėjai, kad Šveicarija gamina tik laikrodžius? Tačiau tai nėra paprasta. Kasti kalnus reikalauja milijardinių investicijų ir susidūrimo su geologiniais pavojais. Nanderdrans tunelio statyba užtruko 14 metų ir kainavo $2 milijardus. Be to, efektyvumas yra maždaug 80%. Tai reiškia, kad 20% energijos prarandama procese. Vis dėlto Šveicarija pasitiki šiuo metodu, nes Alpės suteikia idealius aukščio skirtumus siurbliai. Ši strategija sumažina priklausomybę nuo rusiškų dujų ir branduolinės energijos, o kiekvienas saugomas megavatas padeda išvengti tonų anglies deginimo. Dabar didysis klausimas, ar tai įmanoma pakartoti kitose šalise? Taip, bet su tam tikrais pritaikymais. Vietovės be kalnų gali naudoti suslėgtą orą urvuose, vadinamuose CAES arba žaliąjį vandenilį. Šveicarija jau planuoja plėsti tokius projektus kaip Grinzelis 3, kuris naudos dirbtinį intelektą paklausai prognozuoti ir saugojimui optimizuoti. Ir kas nuostabiausia, šios vandens baterijos gali tarnauti 100 metų, todėl jos yra tvarios ilgalaikėje perspektyvoje. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti, jei dar nesate prenumeravę, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. O jei siekiate asmeninio ir profesinio augimo, nuskenuokite čia šalia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad gautumėte prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie suteiks pranašumą jūsų karjeroje. Ar jau buvote pagalvoję apie galimybę naudoti vandenį kaip bateriją? Ar žinojote apie šį Šveicarijos projektą? Palikite komentarą čia, noriu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Ir jei norite prisidėti, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos entuziastai, dideli linkėjimai ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.